Pirmasis karmos dėsnis teigia, kad viską, ką tik tai norime iš gyvenimo, pirmiausia turime atiduoti kitam žmogui. Kaip priversti šį karmos dėsnį veikti mūsų finansinį naudai? Priminsiu, kad karma reiškia, kad viską, ką mes darome, sakome, ar net tik pagalvojame kito žmogaus atžvilgiu, su laiku sugrįžta mums ir dvigubai ir dar daugiau. Senovinės išminties knygose karma yra lyginama su aidu. Sutikite, stovint ant jūros kranto galime šaukti kiek tik tai norime, tačiau aido neišgirsime. Kad jis suskambėtų, mums reikalinga erdvė, kurioje iš visų pusių mūsų supa sienos, atspindinčios mūsų balso garsus. Panašiai ir finansinėje sėkmėje mums reikalingi kiti žmonės. Tik per juos ir savo dosnumą galime pasodinti gausos sėklas į savo pasąmonės dirvą, kuri ir kuria mūsų ateitį. Be sėklų nebus derliaus, be žmonių nebus gausos. Ir vadinasi, užuot sąmoningai kūrę sėkmę, vėl toliau bandysime ją vaikytis. Pasirinkimas jūsų.